Sveiki atvykę į TIPSUEB3.com. TIPS platform yra pasaulinė Web3 platforma. Buvome sukurti tam, kad sukurtume pasaulinį SNS socialinį tinklą. Kad padėtume visiems vargšams pietryčių Azijos žmonėms, kurie badauja neturėdami net $1 per dieną. Po .com burbulo visos portalų svetainės kiekvienoje šalyje, įskaitant Google, pasiekė didžiulį augimą, tačiau jos tik išnaudojo pinigus, naudodamos daug dalyvių, kurie padėjo platformai augti, ir nesidalijo pelnu su daugeliu dalyvių, prisidėjusių prie platformos kūrimo. Augimas. Dabar, praėjus dešimtmečiams, visame pasaulyje buvo daromas stiprus spaudimas šių platformų įmonių socialiniai etikai, ir iš to gimęs naujas verslas yra Web3 platforma. TIPSUEB3.com siekia įmonės etikos, kuri auga kartu su visais dalyviais visame pasaulyje, kurie padėjo įmoniai augti, ir natūraliai paskirsto dalį viso pelno, gauto įmoniai augant, įvairiems dalyviams. 200 milijonų Twitter abonentų, kuriuos įsigijo Elonas Muskas, būsima vertė yra $2500 USD per savaitę. Kasdien TIPS platformoje kasyk TIPSCOIN. Jei patarimai plečiasi kaip Twitter, kiekvieną dieną būsite $2500 USD savininkas. Jei patarimai plečiasi kaip Twi, kiekvieną dieną gausite pajamų iš reklamos, tai yra jūsų pajamos. Dėl technologinės revoliucijos dabar visi pasaulio gyventojai gali spausdinti valiutą vienoje platformoje, nepriklausomai nuo šalies. Ar tu tiki Dievu? Pasaulis, kurio trokšta Dievas, kuriuo tikite, atėjo. Mūsų patarimų platforma yra pasaulis, kurį nori sukurti Dievas, kuriuo tikite. Valdymo filosofija sukurti pasaulį, kuriame kiekvienas pasaulio gyventojas galėtų pabėgti nuo pinigų sukeliamo skausmo, tapti turtingu ir gyventi laimingą gyvenimą. Kiekvieną dieną galite išleisti vienas arba pinigų monetą su nuotrauka savo telefone, laikyti ją kaip turtą ir pasiruošti ateičiai su TIPS monetomis. Kiek bitkoinų turite? Jei neturite bitcoin, išleiskite savo valiutą adresu dabar. Esame platforma, sukurta siekiant sukurti pasaulį, kuriame visi pasaulio neturtingi žmonės, tokie kaip Pietryčių Azija ir Afrika, kurie negali valgyti 3 kartus per dieną, nes neturi pinigų, galėtų gyventi laimingai. Asmuo, sukūręs, yra korėjietis Hagvan Seong. Jis sukūrė, naudodamas savo asmeninės lėšas, kad sukurtų pasaulį, kurio nori visi pasaulio dievai. Pasaulis, kurio trokšta visi pasaulio dievai, yra meilė. Meilė gali pakeisti pasaulį. Tai taip pat pasaulis, kurio nori žmonės, kurie tikrai tiki Dievu. Korėjietis Hagvan Seong yra gražios širdies žmogus. Jis sukūrė vienintelį būdą ištrūkti iš skurdo pančių, kur negali valgyti. Nes neturi nė $1 per dieną, o gyveni palapinėje gatvėje, nes neturi namų, kuriuos net jūsų šalies prezidentas ar karalius negali suteikti. Taiko sąžiningas ir teisingas taisyklės visiems pasaulyje. Jis suteikia lygias galimybės tiek turtingiesiems, tiek vargšams. Dabar galite tapti turtingi blockchain pasaulyje. Ateityje, kaip Twitter X, Instagram, Telegram ir Facebook, įmonės vertė augs, o narių skaičius augs su visų pasaulio žmonių meile ir palaikymu, o įmonės vertė augs. Didėti ir atgimti, tada taip pat galite gauti pajamų iš reklamos, kaip jie. Kai ateis ta diena, gali suteikti jums atsargų, proporcingų jūsų iškastų monetų skaičiui. Galite bet kada praturtėti su TIPSCOIN ir vėl praturtėti su TIPS akcijomis. Ateityje jūsų iškastų monetų vertė gali plėstis kaip Bitcoin.
Jūsų iškastos TIPS monetos gali pakilti tiek pat, kiek ir Bitcoin. Bitcoin neturi pajamų iš reklamos, kuri generuotų įmonės vertės pajamas. Tačiau mes galime pasiekti didelę viziją su pajamomis iš reklamos, PVZ, Google ir YouTube. Tuo metu vėl galėsite gauti akcijas proporcingai turimų TIPS monetų skaičiui. Padidėjus TIPS monetų reklamos pajamoms, ji skirta kiekvieną mėnesį gauti pelną kaip dividendus akcijų savininkams. Pasiruoškite naujam pasauliui adresu, ten atsispausdinkite pinigus mobiliuoju telefonu ir padarykite tai savo nuosavybę. Web3 pasaulis yra platforma, kurioje daugelis vartotojų dalijasi pelnu su vartotojais, o ne platformą sukūrusios įmonės savininkais, kai naudojant platformą didėja įmonės vertė. Paruoškite ir suplanuokite savo gyvenimą su viena brangia nuotrauka, saugoma jūsų mobiliajame telefone. Tai pasaulis, kuriame viena iš jūsų nuotraukų tampa pinigais. Jei jūsų nuotrauka yra aukštos kokybės, pavers jūsų nuotrauką NFT ir pasidalins pajamomis su nuotraukų autorių teisių mokestį galite gauti kaip mėnesinės pajamas. Jūs sutikote patarimus, nes tikite Dievo valia. Būk laimingas. 쟤네들의 탄핵에 거세 끌려들어가는 것만이 아니라면 보다 배짱 있게 본인이 나와서 국민들과 회견하면서 피로 주면 됩니다. 왜 자꾸 수고를 하는 건지 우리는 답답합니다. 현실적으로 윤석열 대통령은 59분 대통령으로 불립니다. 왜 이렇게 본인이 하는 얘기가 1시간 회의에 본인이 59분 떠들어댑니까? 상식이지만 앞에서 떠드는 것보다 더 중요한 게 확인 행정입니다. 윤석열 대통령은 본인이 앞에서 외치면 남들이 따라오리라고 믿는 것 자체가 제가 볼 때는 훌륭한 지도자의 모습이 아닙니다. 그리고 사석에서는 시도 때도 없이 폭탄주를 아직도 마시는 걸로 알고 있습니다. 극화한 얼굴에 윤석열 대통령의 얼굴을 국민들이 보면서 저렇게 해서 국정에 대한 집중력이 살아날까 하는 의구심을 품는다면 윤석열 대통령은 심리적인 탄핵에 거의 근접한 거 아니냐는 얘기를 하지 않을 수가 없습니다. 그 다음에 인사 문제를 언급지 않을 수가 없습니다. 왜 이렇게 윤석열 대통령 주변에는